Sveiki, kviečiu Jūs melstis su Dievo žodžiu, kuris yra iš Jono Evangelijos 14 skyriaus nuo 1 iki 6 eilutės. Tegul neišsigąsta jūsų širdis, tikite Dievą, tikėkite ir mane. Mano tėvo namuose daug buveinių, antraip argi būčiau sakęs, einu jums vietos paruošti. Kai nuėjęs paruošiu, vėl sugrįšiu ir jūs pas save pasiimsiu, kad jūs būtumėte ten, kur ir aš. Kur aš einu, jūs žinote kelią. Tomas jam sako, Viešpatie, mes nežinome, kur tu eini, tai kaipgi žinosime kelią. Jėzus jam sako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Taigi dabar apmąstysime Evangelijos žodžius, kuriuos perskaitėm Jono Evangelijos 14 skyriaus nuo 1 iki 6 eilutės. Taigi matome, apaštalai susirinkę aplink Jėzų šventovėje po to, kai buvo pranešta apie Judo išdavystę, Petro išsižadėjimą ir artėjantį Jėzaus išvykimą, kitaip tariant, iškeliavimą. Ir mokiniai yra sukrėsti. Ir bendruomenė užplūdo sumišimas ir baimė. Ir iš tikrųjų Jėzus mokinių veiduose įžvelgė stiprų nerimą. Baimė dėl jų tikėjimų, todėl ragina juos tikėti tėvu ir juo. Tegul neišsigąsta jūsų širdis, tikite Dievą, tikėkite ir mane, byloja 14 skyriaus 1 eilutė. Taigi, jei mokytojas ragina saviškius pasitikėti, tai tik todėl, kad ruošiasi eiti į tėvo namus ir paruošti jiems vietą. Ir jie neturėtų liūdėti dėl jo išvykimo, nes jis jų nepalieka, iš tiesų jis sugrįš pasiimti jų su savimi. Tai byloja 3 eilutė. Kai nuėjęs paruošiu, vėl sugrįšiu ir jūs pas save pasiimsiu. Bet iš tikrųjų mokiniai nesupranta. Ir Jėzus eina pas tėvą ir nurodo būdus, kaip užmegzti asmeninį ryšį su Dievu. Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas, byloja 6 eilutė. Taigi ši apreiškimo formulė yra viena iš aukščiausių Kristaus tarybinio gyvenimo, jo slėpinių viršūnių. Taigi Jėzus, Dievas ir žmogus yra kelias, nes jis yra tiesa ir gyvenimas. Todėl tikslas yra ne Jėzus, bet tėvas, o Jėzus yra tarpininkas pas tėvą. Taigi taip Viešpats kiekvienam mokiniui tampa keliu pas tėvą, nes jis yra tiesa ir gyvenimas. Ir jis yra tėvo apreiškėjas ir veda pas Dievą, nes tėvas yra jame ir kalba tiesą. Taigi šiandien Jėzus ir man sako, tegul tavo širdis nesirūpina, ateis sunkumų metas ir Viešpats tai žino. Jis trokšta, kad kartu galbūt ir su Tomu mes išdrįstume pasakyti tam tikrose gyvenimo situacijose. Ir šiuo atveju apaštalas Tomas yra didis tokio mūsų žmogiškumo liudytojas. Viešpatie, mes nežinome, kur tu eini, tai kaipgi žinosime kelią. Išties, kartais nutinka tokios gyvenimo situacijos, jog mes net pažįstame ir nežinome Dievo vedimo. Ir kartais nežinome, ką rinktis ir kaip rinktis. Todėl dėkokime už apaštalą Tomą, kuris taip drąsiai įvardina tai, ko mes galbūt nedrįstame pasakyti. Tikrai nedrįstame pasakyti. O Jėzus sako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Ar aš noriu atsiverti Jėzaus gyvenimui? Tokį gyvenimą, kurį jisai paliudija. Apie tėvą, apie mylintį tėvą. Ir galiausiai netgi mums 21 amžiuje jis trokšta pasakyti, aš esu gyvenimas. Kas seka manimi, tas nepražus, tas turės gyvojo vandens, iš jo plūs gyvojo vandens srovės.
Taigi Viešpatie Jėzau Kristau, aš meldžiu kiekvienam iš mūsų drąsos. Drąsos tam tikrose gyvenimo aplinkybėse ištarti tai, ką ištarė Tomas. Nebijodamas savo trapumo, nebijodamas savo žmogiškumo, savo išgąsčio, pasimetimo, baimės. Viešpatie, mes nežinome, kur tu eini, tai kaipgi žinosime kelią. Viešpatie, ateik, apreikšk mums save kaip gyvenimą, kaip tiesą, kaip šaltinį, kaip kelią, kad mes žinotume, kaip eiti ir sekti tave. Amen. Būkite palaiminti ir gero jums maldos laiko su Viešpačiu. Sudie.